Nuo šitų debatų sėkmės priklausys ir sėkmė Seimo rinkimuose. Šiandieninė tema yra socialinė politika. Konstatuojame tai, kad per pastaruosius metus Lietuvoje socialinė parama kūrė išlaikytinių valstybę. Socialinė parama iš esmės keistina, nes ji neskatina žmogaus grįžti atgal į darbo rinką. Lygiai taip pat kitas pavyzdys, kuris labai svarbu matyti atspindi mūsų šiandieninę situaciją šeimų, kada mamos, vienišos mamos buvo laikas, kad gaudavo ženkliai didesnės socialinės paramas ir išmokas negu šeimos susituokusios. Taigi, pati sistema skatino, kad visuomenė būtų prastesnė. Pirmas dalykas, ką turiu pasakyti, kad ruošdamės šitiem rinkimam, kaip nei vieną kitą kartą mes tikrai pasistengėm labai išsamiai pasižiūrėti į tai, kur mes šiandien esame ir kokie mes šiandien esame. Labai paprastai suvokiam kelias pačias didžiausias šių dienų Lietuvos problemas. Pirma problema yra tai, kad mes matome, jog šiandieninė valdžia, kurios dalimi yra ir mūsų šiandieniniai pokalbio dalyviai, Liberalų ir Centro sąjunga, esant valdančioje koalicijoje, šiandieninė valdžia dėja neišvengia vienos labai didelės nuodėmės ar klaidos. Esminių sprendimų, strateginių sprendimų nėra ir todėl esminės Lietuvos problemas nesulaukia tinkamų sprendimų. Esminėse problemose mes įvardinam labai aiškiai vieną pagrindinę problemą. Tai, ką mes pavadinam, pavartodami tokius gana griežtus žodžius, tai tautos erozijos problema. Viena iš didžiausių ilgalaikių problemų yra tai, kad mes esame išmirštanti tauta. Kitos pusės, iš tikrųjų, pažiūrėkime mūsų visuomenę, matom labai daug nusivylimo, netikėjimo ateitim, matom labai daug to, ką mes vadinam elgesio skurdu. Žmonės praranda motyvaciją dirbti, žmonės praranda motyvaciją normaliai šeimai. Kalbėdami apie tai, kaip šios problemas spręsti, mes sakom labai paprastus dalykus. Mes turime turėti aiškų planą, kaip tas esminės problemas spręsti. Ir savo programoje mes bandom tą planą pateikti. Kalbėdami konkrečiau apie socialinius reikalus, mes labai paprastai sakom, kad yra kelios pagrindinės problemos. Visų pirma, paramos ir paslaugų sfera. Mes esame įsitikinę lygiai taip pat, kaip ir Liberalų ir Centro sąjunga, kad konservatyvus požiūris į šitų paslaugų teikimą yra pats geriausias požiūris. O konservatyvus požiūris sako labai paprastai. Žymiai geriau šitas paslaugas ir paramą gali teikti ne kažkur toli esantis biurokratas, o pati artimiausia bendruomenė, turinti atjautos ir širdies šilumos gebėjimų. Ir pats geriausias dalykas be abejo yra religinė bendruomenė. Antras dalykas. Mes esame įsitikinę, kad daugybė problemų mūsų visuomenė kyla ir gimsta todėl, kad silpsta pagrindiniai visuomenės stabilumo ir socialinės santarvės institutai. Ta pati bendruomenė ir dar kas baisiau šeima. Mūsų labai gąsdina ta situacija, kurią mes matome iš statistikos, kas klostosi Lietuvoje su tuo svarbiu institutu šeimos institutu. Tai, kad vaikų gimstančių ne šeimose kiekis nuo 5 procentų 20 metais užaugo iki 30 procentų. Mūsų įsitikinimu tai kelia labai ir labai didelių problemų ateityje ir dabar. Na ir paskutinis dalykas. Socialinis teisingumas. Vėlgi negalime matyti tų dalykų, kurie Lietuvoje niekaip nesisprendžia. Nepaisant to, kad vyriausybė jau kurį laiką vadovauja socialdemokratai, tačiau ir skurdo lygis Lietuvoje nemažėja, tik tai didėja. Socialinių skirtumų lygis taip pat nemažėja, tik tai didėja. Ir vėlgi šitos dalykus turime matyti. Ir mes teikiame savo planą, kaip šias problemas reikia spręsti. Ir norėčiau išgirsti ir pasitikslinti, ar tikrai jūs taip nusprendėte daryti. Tai yra panaikinti visas šiuo metu, panaikyti lengvatą sodros mokesčio visoms grupėms, kurios šiuo metu atleistos nuo sodros socialinio draudimo mokesčio, turime dirbančius pagal autorinės sutartis, ūkininkus arba tuos, kurie dirba pagal verslo liudijimus. Tai aš turiu pasitikslinti, ar aš perskaičiu teisingai. Jūs perskaitėte teisingai, bet mes pasakėm labai aiškiai, kad to sieksime nuosekliai, palaipsniui, turėtume labai aiškų tikslą,
solidarus mokesčių mokėjimas. Ar jūs nemanote, kad tas dokumentas, kuris yra šiandieną priimtas Seime, tai yra šeimos koncepcija, tai yra išreiškimas pozicijos politikų, kad taip šiandien mūsų šeima yra serganti, kad mes visi turime kartu suburti jėgas ir spręsti šeimos problemas. Taigi, pirmiausia, mūsų frakcija dar kartą pakartosiu, nebalsavo prieš, mes tikrai suprantam ir remiam ir palaikom ir praktikoje. Galėsiu duoti keletą pavyzdžių. Sveikos, geros šeimos idėja ir institutą kaip tokį, tačiau būtent šeimos koncepcijoje mums labiausiai kliuvo būtent naujų ministerijos steigimas, kurios pavadinimas neaišku funkcijos šeimos ministerija, ko jinai rūpintis ir taip toliau ir panašiai. Na ir be abejo buvo taip pat nemaža diskusija, dėja šiandien Lietuvoje yra taip pat nemažai mamų arba tėvelių, kurie dėl vienokio kitokio priežasčių šiandien yra ar skyrę, ar nesusituokę ir juos iš karto padaryti tokiais tam tikrą prasme antrarūšiais. Mums atrodė ne pats galbūt geriausias būdas. Todėl policija buvo susilaikyti, nes nenorim tų konfliktų visuomenėje ir supriešinimo visuomenėje, kurio tiek daug šiuo metu egzistuoja. Šiandien įvyko pirmieji mūsų inicijuoti debatai ir aš tikrai esu labai patenkintas jais. Ne todėl, kad mums atrodė, kad mes turėjome daugiau ką pasakyti, bet dėl to, kad iš tikrųjų įvyko tai, ko labiausiai siekėm. Kad artėjant rinkimam būtų diskutuojama apie tų būtinų permainų turinį, apie priemonės, kaip tas permainas įgyvendinti, o ne vien tik tai dalinami rinkėjams kokie nors žaisliukai ar saldainiai, šitai bandant pasiekti rinkėjų simpatiją. Tai iš ties esu įsitikinęs, kad ši iniciatyva tikrai yra verta to, kad jinai būtų tęsiama ir tikrai tikiu, kad būsimuose debatuose bus dar daugiau dalyvių salėje.